Tai leiskim tame pabūti. Labai dažnai supyku, oi, nepyk, ten kas nors ar ne, guodžia, arba ten verki, oi, tik neverk, žiūrėk, gal tu nori saldainį, gal tu nori kavos, gal einam pasivaikščioti. Ne. Jei mes neleisim savo išbūti va tą momentą, tai yra nepriėmimas. Jeigu mes kišim vaikui saldainį, kad jis tai verkia, jis tada verks tam, kad gautų saldainį. Ir gyvenime ką jis išmoks? Nerodyt ašarų, uždaryt širdį. Uždaryta širdis, neatskleistas pilnumoji talentas. Jei man liūdna, reiškia, šiai dienai, vat tuo momentu, aš esu toj vibracijai. Ar aš stengiuosi pralinksminti save? Ne. Aš leidžiu savo pabūti. Aš priimu save. Suprantat? Jeigu man noris verkti, aš leidžiu savo verkti. Aš neverkiu kitiem, aš nesiskundžiu. Bet jie yra, suprantat, mus išmokinė yra pastoviai pabėgti nuo savo tų jausmų. Nereikia bėgti. Ir jeigu jūs einat į gylį, į savo gylį, jūs pajaučiat, nu, vat man taip vat jaučiasi, leiskit savo pabūti. Visa ta energija yra paduodama išsigydymui pastoviai. Leiskit tam išsivalyti. Tai nereiškia, kad aš leidžiu savo liūdėti savaitėm, gulėti lovui, nesikelti. Ne. Bet aš priimu save ir tokią,